Egzaminų sesijai pasibaigus vieni džiaugiasi pagaliau užbaigtų etapu ir gerais rezultatais, na, o kiti suka galvą, ką daryti, jei jų išlaikyti nepavyko. Visgi pasirodo, kad ir tokiu atveju kelias į aukštąjį išsilavinimą nėra uždarytas. Kokį planą B dar turi abiturientai? Apie tai papasakos SMK aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė. Labadiena, Viktorija. Labadiena. Pakalbėkime iš pradžių apie stojimus. Prasidėjo jau stojimai, kiek žinau, rugpjūčio 11 bus pirmieji rezultatai. Kaip jūs vertinate šių metų egzaminų rezultatus ir ar atsispindi stojimuose? Tai turbūt taip, žinoma, atsispindi ir šių metų tas egzaminų sesija apskritai tokia sudėtingesnė galbūt negu kitų metų. Aš pasakysiu, visų pirma, jinai truko žymiai ilgiau dėl įvairių dar tarpinių patikrinimų, kurie buvo kartojami. Taip pat be abejo, visi žinom ir tą tokią pabaigą, tokią truputį galbūt rezonansinę, kada tie rezultatai buvo truputėlį koreguojami Švietimo mokslo sporto ministerijos sprendimais. Bet, žinot, galima labai įsivelti į tas tokias diskusijas, kad čia, oi, čia kažkas kažkaip, bet man atrodo, kad patiem abiturientam tai reikėtų koncentruotis į tą savo pasirinkimą, į savo rezultatą. Pagrindinis stresas jau yra įveiktas ir dabar, man atrodo, tiesiog reikėtų pagalvoti, kaip tinkamai pasirinkti, kaip tą kelią savo fiksuoti ir eiti tuo keliu, o jau ten į tas batalijas ir peripetijas nesivelti ir palikti jas politikams. O kokios populiariausios studijų programos tarp stojančių? Turbūt gal tikrai yra džiugu, jog sveikatos mokslai yra tikrai populiarūs tarp visų stojančiųjų. Tai kalbant apie SMK aukštąją mokyklą, tai mes turim 2 sveikatos mokslų studijų programas, tai yra bendrosios praktikos slauga ir estetinė kosmetologija. Tai yra tikrai perspektyvios studijų specialybės ir slaugytojų tikrai trūksta, tą žinom ir iš viešosios opinijos, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Tai džiaugiamės, kad stojantieji renkasi šitas studijų programas. Kas yra dar turbūt svarbu, matyt, vis tiek išlaiko populiarumą verslo kryptis, kas yra irgi vis dėlto verslas, tai yra ekonomikos variklis. Tai viena iš populiariausių yra marketingas ir reklamos kūrimas, transporto logistikos verslas, tai yra tie verslai, kurie tikrai yra ir Lietuvos ekonomikos varikliai. O taip pat turbūt džiaugiamės, kad turi populiarumą ir menų studijų kryptis. SMK aukštoje mokykloje mes turime vizualinio dizaino ir tikrai unikalią video kūrybos ir medijų studijų programą. Ir stojantiesiems, man atrodo, tai irgi toksai geras pasirinkimas, todėl kad tai yra labai kūrybingos studijų programos ir jų ta produkcija, kuri sukurta tiek video kūrėjų, jinai tikrai yra svarbi, reikalinga visiems verslam ir to darbo tikrai visiems pakanka. Ar yra kažkokios studijų programos, kurios galbūt netikėtai arba seniau buvo netokios populiarios, o dabar išpopuliarėja vis labiau? Taip, ir man atrodo, kad tokia mes turim visada banguojančią teisės studijų programą ir kažkada tai buvo laikai, kada buvo sakoma, kad gal tų teisininkų Lietuvoje per daug, tačiau tikrai aš manau, kad teisės studijų programa suteikia labai teisingą bazinį išsilavinimą besimokančiajam ir labai tos žinios yra pritaikomos, net jeigu nedirbant tiesiogiai teisininko darbo, tačiau teisinės žinios labai pravarčios yra tiek versle, tiek kitose studijų programuose, tai yra studijų darbo kryptise. Ir dar turbūt, man atrodo, aš paminėčiau IT studijų kryptį. Šita studijų kryptis, jinai yra nuosaikiai populiari, aš taip sakyčiau, todėl, kad tikrai galbūt stojantieji kartais išsigąsta to tokio, gal kietesnio mokymosi, tačiau programavimo žinios ir tos žinios yra reikalingos ir mes tikrai negalim teikti, jog ChatGPT viską gali suprogramuoti šiais laikais, tai taip pat šita studijų kryptis irgi yra populiari ir jinai taip tokį išlaiko nuosaikų, tokį stabilų augimą. Planas B, jei neišlaikai egzaminų. Koks gali būti tas planas B ir ką čia gali pasiūlyti SMK? Pirmiausias dalykas, turbūt, ką aš labiausiai noriu minėti, kad reikia nesustoti. Ir mokymasis yra savaime vertybė. Tai mokytis galima rinktis skirtingais būdais ir net jeigu šiandien nepavyko išlaikyti 3 valstybinių egzaminų, kurie būtini stojant į aukštąją mokyklą, galima rinktis alternatyvius mokymosi kelius, kurie finale vis tiek gali atvesti iki to pagrindinio išsvajoto tikslo. Tai toks turbūt vienas pirminių pasirinkimų ir tikrai mes labai džiaugiamės, kad SMK aukštoje mokykloje galima pasiūlyti profesinio mokymo programas. Profesinis mokymas suteikia galimybę greitai įgyti reikalingą kompetenciją. Ir tą reikalingą kompetenciją jau pritaikyti darbo rinkoje, tikrai labai greitai, praškai per 1 metus. Tai labai džiaugiamės, kad turim populiarias multimedijos technikos studijų programą, kosmetikos studijų programą ir pabaigus šitas mokymo programas galima įgyti išsilavinimą ir jau dirbti
O vėliau jau galbūt tas žinias perkelti į aukštąjį mokslą, išlaikius ten tuos privalomus egzaminus, kaip reikalauja jau mokslo studijų įstatymas. Taip pat turbūt svarbu minėti, kad tikrai mes turim tarp stojančiųjų tų, kurie jau yra pabaigę profesinio mokymo programas, galbūt mokėsi kažkokią kitoje profesinėje mokykloje, arba net ir SMK aukštoje mokykloje pabaigę profesinio mokymo programą, galima rinktis trumpojo ciklo studijų programas, kurios dar yra tokia naujovė Lietuvoje, tačiau jos tikrai yra svarbios ir reikalingos. Pavyzdžiui, testuotojo trumpojo ciklo programa, kuri leidžia ugdyti būtent kompetencijas testavime, reiškia ne tik programavime, bet ir testuoti su programas skirtingas. Tai šitokia studijų programa tikrai leidžia įgyti kompetencijas irgi gana greitai, nes trukmė trumpojo ciklo studijų programos yra 1,5 metų. Ir taip pat turime galimybę mokytis laisvojo klausytojo statusu, kas reiškia, jog kiekvienas, kuris nori įgyti kompetenciją kažkokiam dalyke, kažką sužinoti naujo, tie kalba turbūt ir ne tik apie tos abiturientus, kurie šiemet baigia vidurinės mokyklas, bet ir apie tuos, kurie galbūt tiesiog jau seniau yra pasimokę, bet šiandien pagalvoja, kad gal finansų analitiko žinių jam trūksta, o gal norėtų pasimokyti dizaino, vizualinio dizaino tam tikrų dalykų, kompozicijos. Tai tikrai galima ateiti į aukštą mokyklą ir išsirinkti dalykus, sukomplektuoti savo mokymosi krepšelį ir taip įgyti tam tikrus kreditus, kuriuos vėliau galima perkelti ir į studijas. SMK, kiek skaičiau, siūlo patyriminio mokymosi metodiką. Gal galite šiek tiek paaiškinti, kas tai yra ir kuo tai svarbu studentui? Apskritai, turbūt kalbant apie kolegijų sektorių, tai kolegijose labai svarbus yra praktinis studentų ugdymas ir praktinių kompetencijų ugdymas. Tai SMK aukštoje mokykloje mes turim labai glaudų santykį su darbdaviais, su verslu ir turėdami tikrai didelę, daugiau nei 30 metų patirtį edukacijoje, turime savo unikalią patirtinio ugdymo metodiką, kurios pagrindas yra mokymasis per praktinius įgūdžių formavimą. Tai mūsų studentai atlieka įvairias skirtingas užduotis, kurias kaip verslo iššūkius formuoja darbdaviai. Tie darbdaviai yra dažniausiai ir vertintojai, ir įvairių prizų steigėjai. Ir vėliau studentai tikrai gali pademonstruoti tuos gebėjimus, jau turėdami praktinio darbo portfolio. Tai čia kalba yra tiek apie kūrybinės studijų programas, tiek apie verslo studijų programas, kada tu ateidamas jau pabaigęs studijas, tu gali parodyti, kokį tu verslo planą sukūrei, kokias tu idėjas įgyvendinai, kaip tu prisidėjai prie vieno ar kitos iniciatyvos įgyvendinimo, tai studentai tą portfolio kaupia ir būtent ši metodika ir glaudus santykis su praktinė darbo patirtimi, jis leidžia šitą metodą įgyvendinti ir suteikti patirtį studentams. Dar svarbu minėti, jog didžioji dalis dėstytojų, kurie dirba SMK aukštoje mokykloje, yra dėstytojai praktikai ir dėstytojo praktiko ta patirtis, kurią jis atsineša ir dalinasi su studentais, jinai yra labai vertinga. Ir tada studentai gali įsitraukti į įvairias užduotis ir dalyvauti ir gyventi tame versle, kuris yra šiandien. Galbūt tas dėstytojas sprendė kažkokią situaciją savo darbovietėje ir atėjo ir dalinasi, kaip pavyko, išspręsti kažkokius dalykus. Na ir pabaigai visai paskutinę minutę dar turime, kokį patarimą jūs norėtumėte duoti tėveliams ir abiturientams, jeigu nepavyko išlaikyti tų egzaminų, kaip nenukabinti nosies ir kaip pasirinkti tą kitą planą? Tai man atrodo, kad svarbiausia turbūt yra galvoti apie tai, kad egzaminas nėra pasaulio pabaiga ir mes tą visi žinom ir ypatingai, kai jau daugiau laiko pagyveni, tikrai supranti, kad tai nėra pasaulio pabaiga. Ir egzaminą galima perlaikyti bet kada. Kiekvienais metais galima ateiti į egzaminų sesiją ir laikyti iš naujo egzaminus. Tai jeigu pasirinkus kelią mokytis SMK aukštoje mokykloje, galbūt profesinio mokymo programoje, įgyti tam tikras kompetencijas, tu esi toje pačioje bendruomenėje, toje pačioje aukštoje mokykloje, dalyvauji visose, dėstytojai yra tie patys iš esmės, tai tu vis tiek įgyji kompetencijas ir mes suteikiame galimybę ruoštis egzaminam kitiems metams, tai kartu su mokymosi procesu, tai yra su studijų programos įgyvendinimu, įgyvendinam ir pasiruošimo egzaminam programą, tai galima tikrai ruoštis ir kitais metais tą egzaminą perlaikyti, o šiemet turbūt tiesiog linkiu visiems ir tiem, kurie ir išlaikė puikiai tuos egzaminus, nes tokių irgi didelė dalis yra, tikrai dar yra truputį laiko pagalvoti apie tos pasirinkimus ir kad tie pasirinkimai būtų tikrai praktiškai įgyvendinami, tokie pritaikomi ir atlieptų tą jūsų vidinį aš. O kokiem abiturientam jūs apskritai pasiūlytumėte studijas SMK,
kam galėtų jos patikti, kokių studentų labiausiai laukite? Žinot, pati SMK aukštojo mokykla yra drąsi, kūrybinga ir aktyvi. Tai visada dažniausiai ir ta mūsų bendruomenė tokia yra. Ir mūsų tokie ir labai svarbu yra, kad mes ir ugdymo proceso metu, mokymosi proceso metu skatinam tą studentų kūrybiškumą, drąsą, energiją. Ir labai džiaugiamės, kada turim tos atsiliepimus iš darbdavių, juk kada praktiką studentai atlieka, nes praktikos yra tikrai nemažai mokymosi procese, kada jie sako, kad jūsų studentai tikrai išsiskiria drąsa ir aktyvumu. Tai aš tikrai kviečiu visus tuos, kurie šiandien yra drąsūs ir aktyvūs, arba tie, kurie nori būti drąsūs ir aktyvūs, tai rinktis SMK aukštąją mokyklą.